Nu va, vykom prie upės. Valysim šiandieną pagauti upėtakį, gal kiršlį. Kažką, kas pavyks. Labai gražu čia šiaip. Turiu paprastą spiningą, kad patogiau mėtyt būtų. Pabandysim pagauti. Pavadukas čia 0,18 man rodos. Nei plonas, nei storas, bet upėtakiai turėtų būti gerai. Kiek aukšlių čia? Aukšlės plaukėja visur. Nu. Bet nežinau, mums reiktų aukštyn upę kilt šiaip. Nes čia vis smėlis. Pripratau su kastingu. Nors su paprastu spinningu neužinu. O. Brisbent jau galima. Nėra karšta, kaip brisgali. O, pakalbėjai. O. Man vėl. Bandau 4 gramus. Manau, čia kitą pusę. Vienas tik tai buvo ir viskas. Jeigu nematyti nei vieno kilimo, nei ką. Kažkur keliauju. Kažkokiais takais. Kažkur kažkada. Kaip čia praeiti meškerį. Čia jau visur gylis. Toksai neblogas. Galima čia su sukrė, bet tai čia nežinau ar verta. Mano sukrė paviršiumi eina. Bet boblerį kokį dėt. Spėj kitą pusę eisim, kur seklų. Tai krantų pasivaikščiosiu. Kažkur žolėm. Čerkių kokių neprisirinkti. Viską gali būti. Su gerus zacepų. Oi, oi, oi. Tai žinojau. Kaip ištraukti. Žinau. Man brist. Traukiu. Pateks stresu. Odai kanda ir lipsičių į krantą. Tai čia nelabai turiu kaip išlipti. Mums, žinai, būtų gerai buvo iš kitos pusės eit kažkaip. Jeigu būtume žinoję. Tai bandau lipti. Nu.
toli užmečiau ir tik užsikabinti turėjau. O! Bet tai ten nežinau. Grįžt. Jo, bet paskui atsimeni, kai pradžių žvėjom, tai ten vien medžiai buvo. Vis tiek per medžius brausim. Taip, čia, braška. O, turi? Ešerį? Šapalas? Šapaliuką. Ateik parodys. Sakai, kodėl neima. Bam. Tai davai ir einam šapalų gaudyti čia. Nu, sakau, kad ir mažiukas. Va, ateik parodys kamerą. Mažas, bet šapaliukas. Geras. Na, fainai, reiškia, tikrai čia jų. Bandom tada kuo arčiau krantų eiti. Žolių visiškai neneš. Ten tai paskui sraunuma kokia. Gerai kalė. Tai didelį va įsivaizduok. O. Koks čia grožis. Ir ten kaip sraunu. Pažiūrėk ten toliau. Rankas kaip sudilgina man. Aš pabandysiu kažkaip tos pusės prieiti. Čia paeis. Kokie šabakštynai. Jau šapagroju. Kaip čia pagaut? Kažką gal ne to darau. Sakau, pažiūrėk, kaip čia gražu. Sėst galima. Kokį. Ja, bet jau nuvaidę būsim. Galim pažiūrėti už šito kampo, kas yra. Kairiau čia nueinam. Kairerėjam. Ten po medžiais pamėtysim. O man narytė atsipė. Ten jau skauniau. Eik tu, paim, oi, greipštas. Čia šerys, visiškai tau pakojom. Palauk, jis lupytė įsisegęs. Rekordas. Eik tu. Ant renkučio. Palaikyk. Eik tu. Kai tau šerys. Kokius 700 gramų. Gal nebus pusė kilo. Tu matai, po tau po kojom stvėrė. Galvau, lydekiukas gal. Aš galvau, pėtakis. Marga žiūri, blemba. Žiūrėjau, kad čia ešerių yra. Eik tu savo. Kokio dydžio. Palaikyk graipštą. Jis man neria. Ne, aš kariavau. Gražiai, lūpai burna įsisegęs. Noriu nufotkinti. Aš save nusifotkinti. Lauk. Bet tai tokia dydžio ešerys. Tau pakojam tiesiog ant bubleriuko. Daugiai. Norim tai atsargiai. Nufotkink tiesiog ir reikšte. O! Jo, bet tai visiškai tau pakojom. Ešerys tvėrė tokio dydžio. Nu tai kaip tau aš sakau, čia tik tai gilį tu gali tokį pagauti. Tu
Ten kalvoju jisai stovi, jis tik ant duobės gali stovėti. Blemba, galvoju, tikrai upėtakį žiūri margas, būgio autonas. Šokas pasivertė. Tu galvoju, o čia tai geras. Ir šitas geras ešerys toks. Eik, tu savo. Laukiniam telkiny didžiausias mano. Upeliam, populiariuką. Nesupratau. Čia džigaut galima bandyti. Nenori džigo? Ne, noriu. Bet tai čia tai ešerys. Čia tai ešerys. Bet tai tau visiškai pakojom tiesiog. Sudrumstas vanduo, bam. Buvo tak. Šapalų žvejyba su bonusu. Kūda. Irgi medį. Nu, čia dar paim gali nueiti. Aha, paim. Pabandyk pervis, tai juoda. Nu, aš dabrydės buvau iki medžio. Bet gal bus faina eiti. Gal šapalus pasvers. Ką paskęs. Žemiau laikyk meškerį, nes čia rabinsi. Nėra ešerių, nėra upėtakų. Ir visur melas. Vietas padugniukas, jėda nėra. Gal čia tų nučiuošime. Ir bus. Nematau, kokie čia skartai. Po medelių pramesim. O, iš karto su žaliuke. Vo, AliExpreso krenkas. Vakar šapaliukų padovanojom. Kitos padvinim. Vieną tokį nuplėšiu ir vakar irgi nuplėšiu tą patį. Šiandien šitą vieną ešerį paduoda. Vieną filmuoju. Kamerą gliučiame. Nu, paimsi? Kaip nors. O, turėjau. Eik, tu savo. Kažkas kalė. Faina būtų. Mes ten nieko mūsų. Nieko, tai tik tai muselę nusileidžia, iškart skvarsto kažką. Perka muselinės. Reikia dar mokėt, bet su jam gaudyti. Kitaip neišmoksi. Čia pavasarį tai suprantu, visai fainai, visur eini prie eini. Nu, man šapaliuką duok. Jeigu norės, paims. Jeigu labai alkans. Nugriuoja? Galiai panašiai. Oi. Reik žiūrėt, kur čia nugriuvai, kad man nenuvirsti. Jo, bebro urvas. Jo, pšikmačiai. Kokia ir žvejyba. Eik, tu ten pažiūrėkus. Priekį. Kokio aukščio. Nendrynai. Taip, bet aš galvoju, kad čia bet... Mėti? Ir klevas, ant klevo šiupsėdį tie karklų dalykai. Logiška. Mano. Bandyk bailo. Klausė kažkokio. Tu užmės, kaip? Va, jie kyla. Aukšlytės. O, matai muselė. Šitas. Aha. Tokia šaka. Čia va kampas. Tas vietas pamėtyt. O. Kas čia buvo? Mačiau, čia kažkas išsivertė, aš mačiau bumų. Pažiūrėk, kas čia buvo. Tu pažiūrėk, kokie dumbliai. Pažiūrėk, ar tu matai, kai nuėjo? Tai aš mačiau, kaip visi ten bumų kažkas susivardė. Kažkas didelio. Pažiūrėk. Kokie dumbliai sukūrė. Šamas. Panašu. Užmygęs buvo. Nežinau, čia buvo. Gali būti ar lydekas. Bet čia gražiai. Viso jau, manau, reikia žvejybą baigti. Tai štai tai žvejybą ir pabaigiam, pagavau iš viso 3 ešerius, vieną nenufilmavau, nes kamera kažkokios dalykėlius ten darėm, nenorėjau per karštį filmuoti, daug problemų dabar pastaruoju laiku su ją turiu. Bet pagavau savo rekordinį ešerį laukiniam telkinį, taip esu prūdę pagavęs vos ne kilogramo.
Nu, bet vis tiek buvo labai fainai, nes visiškai po kojom tiesiog stvėrė, tai patiko. Dėdė pagavo vieną šapaliuką ir atradom kaip ir naują ruožą, tai galbūt kada nors dar čia sugrįšim, o taip tai ačiū, kad žiūrėjot, neišvyno ir iki.